keletas sprendinių, kuriuos mes sprendėme, orientuotis į žaliąjį kursą. Kitas aspektas yra taip, kad ta energetikos kaina jinai atitinkamai stipriai vaikšto. Ir tą, ką parodė praėjusie metai, ta karinė vadinama kaina, jinai stipriai elektros buvo pakilusi ir atitinkamai matosi, kad jau apsimoka investuoti gaminti patiems elektrą, plus mūsų pati specifika yra. Mes vartojame elektros energiją tada, didžiausią elektros energiją vartojame tada, kai saulė šviečia. Tai vadinasi, ūkininkai pas mus veža, paprastai saulė šviečia ir mes galim sunaudoti maksimaliai saulės švietimo metu energiją sunaudoti gamybos procese. Elektrinė numatyta 500 kW. Tai planuojame, kad elektrinė mums generuos apie pusę mūsų sunaudojimo kiekio. Daugiau nei 1000 stiklas saulės modulių Blackstar sumontuota ant 40 metrų pastato stogo. Montavimas kėlė daug iššūkių. Nuo medžiagų užkelimo ant stogo iki sprendinių, leisiančių elektriniai atlaikyti didelės vėjo apkrovas, bet ir neapkrauti stogo konstrukcijos dideliu papildomu svoriu. Bendrovės pasirinkti lietuviški saulės moduliai Blackstar yra atsparesni aplinkos poveikiui, lėčiau degraduoja, A degumo klasės, kas labai svarbu tokiame objekte, su 30 metų garantija. Buvo konkursas ir šį konkursą laimėjo įmonė Solitech, su kurių specialistais apsprendėm ir toliau sprendžiame klausimus susijusius su saugumu, su montavimu, su visais, vadinkim taip, procesais. Ir kol kas vyksta procesas taip, kaip tikimės ir bendradarbiaudami, manau, kad tikrai pasieksime geriausią rezultatą.